ženklo, kad staigus posūkis ir neišvyks to posūkio, ar ne? Nepastebėjai, nuvažiuosi migriuoti ir nenuvyksim ten, kur norim nuvykti. Ir vėl važiuojam, matom kelio ženklai. Va 10 Dievo įsakymų. Neturėkit su Dievu tiklo ne vieną, netark Dievo vardo reikalo, švęsk sekmadienį, gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepalistumauk, nevok. Žinot, ar ne tas įsakymas? Vėl mes galim sakyti, trukdo jie mums važiuoti. Tačiau tas pats, kas raudonas šviesoforas, jis mums netrukdo, jis mums padeda išvengti avarijos. O ir vėl sekmadienis reikia eiti į bažnyčią. Nu kas gali eiti sekmadienį į bažnyčią, kai nereikia pamokų ruošti, kai mes galim filmukus žiūrėti, kai mes galim dar kažką daryti. Ypač Dievui patinka jaunos širdis, jūsų šypsenos, jūsų energija. Negalvokit, kad į bažnyčią ateina tik tai pasėdėti, pakarsuoti ir nėra kur išsilyti. Iš tikrųjų yra. Gali čia taip pat su gitarom pagruoti, gali tik tai pasėdėti, pakarsuoti ir nėra kur išsilyti. Iš tikrųjų yra. Gali čia taip pat su gitarom pagruoti, gali tik pagiedoti, ypač berniukai gali ateiti patarnauti, po mišių taip pat galim pabendrauti, galim kažką tai nuveikti, ypač vasarą. Kas sugebam, ar ne? Ir kompiuterius padarom, ir telefonus padarom, ir su lėktuvais skraidom. Vien dėl to, kad einam į mokyklą, kad kažką išmokstam, kažką atrastam. Tai va, dabar yra kardienė, nedaug beliko. Dar vieną savaitę su trupučiuku ir bus Velykos. Tai dar per tą savaitę visi susimąstykim, apmąstykim savo